Sveiki, berniukai ir mergaitės, Klaus Luko numeris 9. Kodėl? Baikit. Iškart įmetu video, iškart reikia Lukai, 3 savaitės, neįmetė video, gerai, nusiraminkit. Jėzus Marija, tik įmetė video, iškart Lukai, durniau, kur video buvo, ne tai, kad paklaus kaip sekas, gal padėt, gal Lukai prašau, gal 100 litų nori, ne, iškart debilė, kur video. Pasikėlė kokią, kaip trenks mažom vaiko veidą, tai žinos. Žiūrė, bliu. Tu gal kur. Sveiki, berniukai ir mergaitės, Klaus Luko numeris 9 jau čia ir žinoma, truputėlį buvau užmygęs, bet šiandien atsibudau ir galvoju, reik padaryti vlogą. Sakysit, Lukai, 3 savaitės miegojai. Sakysiu taip ir ko gero jūs nepatikėsit, bet ką padarysit. Tai vat, ir Pirmasis klausimas džentelmenui Muntiukui pasistojo ir jisai klausė, kodėl aš nebevadinu jūsų mažaisiais iškrypėliais. Ir dar 42 žmonės palaiko ir jie domisi ir nori sužinoti kodėl. Hebra, viskas girtai, aišku, jūs esat mano mažieji iškrypėliai ir nebūtina to tikrai pabrėžti, kam reikia sakyti mažam iškrypėliui, kad jis yra mažas iškrypėlis, jeigu jisai žino, kad jis yra mažas iškrypėlis. Viskas paprasčiau neatrodo, bičiuliai. ADS menedžeris rašo, Lukai, ačiū, kad atsakei į klausimą, prašau, bičiuliai. Parašyčiau. Jėzau, tik įsijungiu kamerą, normaliai šneku, visada. Įsijungiu kamerą, negaliu pašnekėti, kas yra, nesuprantu. Džentelmenas pasivadinęs Let Fail klausė, ką pasakyčiau savo geriausiam draugui, jei jis nurengtų merginą ir jos nepapistų. Tiesiog nurengtų ir viskas. Sėdėtų šalia, tarkim, televizorių žiūrėtų. Vienintelis logiškas paaiškinimas, dėl kurio jis tai galėtų padaryti, tai yra, kad vėl prasidėjo Dragon Ball Z serijos. Ir tai yra realiai vienintelis paaiškinimas, dėl kurio jisai galėtų tai padaryti. Į ką aš jam pasakyčiau? Ko gero paklausčiau, per kurį kanalą rodo Dragon Ball Z serijas. Viva El Mario 666 pasistojo klausimas ir jis klausė, kokia asmenybė mane įkvėpė. Viva El Mario, man nereikia jokios asmenybės, norint įkvėpti. Ką žinau, Hebra, aš tiesiog skaitau, kas parašyta ir viskas man surašė, aš skaitau ir čia prikolas. Tadis 133 klausė, Zamanė pamanė, zabumba, zapiš? Okei, Tadi, ačiū už klausimą, tikriausiai. Džentelmenas pasivadinęs Prikoliuks rašo, čiulpiau Bibi, laimėjau flomasterius. Ką manai? Pirma mintis, kuri ateina, tai yra naujas Facebook konkursas, nes Facebook'e realiai per kažkokius konkursus gali laimėti viską. Ir aš kalbu apie viską. 007 banas klausė, su rolu dar sutinki pagerti ir pagombliunduoti. Seniai, yra žodis pakontempliuoti, bet ne pagombliunduoti. Pagontempliu. Yra kontempliacija, bet ne gombliundacija, jeigu suvoki, apie ką aš kalbu. Tai tu apie kombliundaciją kalbi, taip? Nope, kontempliacija. Kadangi bičiuliai esate tokie stori, kad net netelpat pas mane visi Facebook draugus ir aš jų nebegaliu priimti, susikūriau puslapį, nuorodą parašysiu apačioje, aprašyme, galėsit spausti like, jeigu tik norit. Naudos nebus nei jums, nei man, bet jeigu norit mane palaikyti, prašau, visada prašom, visada jums ačiū. Ir ko gero aš atsisveikinsiu su jumis ir padėkosiu vėl, kad praleidote savo brangų laiką nenaudingam dalykui. Aš nežinau, kas jums yra, bet tai yra visiškai jūsų pasirinkimas. Aš jums sakau iki.